Dienį visa Lietuva švęs ir minės 22-asias nepriklausomos Lietuvos atkūrimo metines. Neįprastai šią šventę paminėjo Neries pagrindinės mokyklos bendruomenė. Pasižiūrėkite mūsų parengto reportažo. Neries pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai susirinkę į bendruomenės renginį Neriečių kelionė per Lietuvą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti, jį paminėjo kitaip, netradiciniu būdu, dalyvavo žinių viktorinoje apie Lietuvą bei Jonavą. Mokiniai, mokinių tėveliai ir mokytojai susibūrę į komandas varžėsi, kurie geriau pažįsta savo kraštą, kurie išradingiau, gudriau atsako į klausimus. O vakarą pradėjo mokinių ir modernaus folkloro grupės Eisva pasirodymai. Bendruomenės narius pasveikino Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Venskūnas. Teisėjų tarybos teisėmis dalyvavo Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Deikienė, Senamiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Svetlana Glušniova, Panerio pradinės mokyklos mokytoja Noveda Kasperavičienė, Vaikų lopšelio darželio Pakalnutė mokytoja Eglė Gapševičienė, Dalia Vilkaitienė kaip tėvelių atstovė. Kiekviena komanda turėjo ir savo šūkį. Mes neriečiai prie Neries, upė mums tikrai padės, mėlyna spalva jėga, grįžim laimę visada. Renginio tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės narius domėtis gimtojo krašto istoriją, ugdyti jų gebėjimą kūrybiškai taikyti istorijos, lietuvių kalbos, geografijos, biologijos, ekonomikos ir kitas dalykinės žinias, įgytas formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu, ugdyti betarpiško bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Renginio dalyviai 5-10 klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai, kurie suskirstyti į komandas po 10 narių varžėsi tarpusavyje protų kovose. Modernaus folkloro grupė Eisva susirinkusius ne tik linksmino, bet ir parengė muzikinę užduotį. Renginio idėjos ir įgyvendinimo autorės istorijos mokytojos Vilma Vičienė ir Irma Karnusevičienė. Jos dėkingos visiems bendruomenės nariams, kurie palaikė ir padėjo įgyvendinti šį sumanymą. Kiekvienam renginio dalyviui vakaro pabaigoje buvo įteiktos padėkos prisiminimo dovanėlės ir mokytojos Rimos Žižienės vadovaujamų mokinių iš Gilės išaugintas ąžuoliuko sodinukas. Ąžuoliukai priminė prieš kelerius metus vykdytus gražius pilietinio ir tautinio ugdymo projektus. Tai gražiai mane augino Lietuvos vardo tūkstantmečio ąžuolynas. Projektų metu buvo ugdomos ir puoselėjamos gražios tradicijos, atlikti prasmingi darbai. Svilonių girininkijoje pasodinta 1000 ąžuoliukų. Mokyklos teritoriją apjuosė eglaičių gyvatvorė. Pilietinis ir tautinis mokinių ugdymas mokykloje yra viena prioritetinių sričių. Čia kasmet vyksta renginiai, minint reikšmingas valstybės istorijos datas. O šis vakaras subūręs mokyklos bendruomenę, šeimas, buvo jaukus ir šiltas, kaip ir kiti tradiciniai bendruomenės renginiai. Adventinė vakaronė, mamyčių šventė, kai vaišinamasi kvapne arbata, mokinių keptais sausainiais, kai gera pasikalbėti ir paprasčiausiai pabūti drauge.